Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Seniai matėmės, iš tikrųjų turėjau labai daug tokių žemiškų reikalų, kai vos kažkur suspėjau, tai tam tikriems dalykams tiesiog neliko laiko. Ačiū, kas rašėt asmeniškai, visiems atsakiau. Tikiuosi visi patenkinti ir ką. Važiuosim su vaizdo įrašu. Dabar ne apie kovą jis bus, nes jau šiek tiek pavėlavau su vaizdo įrašu apie kovą. Ir dar noriu šiek tiek irgi kaip ir informuoti, jog šiek tiek irgi kol kas porą mėnesių, manau, strigsiu su vaizdo įrašais, bet asmeniškai tikrai galite susisiekti. Kodėl? Nes keisiu šiek tiek ir gyvenamą vietą ir planuoju remontus. Na, žodžiu, gali būti šiek tiek sudėtinga su filmavimu, bet sakau, asmeniškai tikrai visiems atsakysiu, kas kreipsis. Tai va, kadangi pavėlavau su vaizdo įrašu apie kovą, tai dabar tiesiog vaizdo įrašas bus toks. Jis bus apie jūsų pasirinktą laikotarpį. Žiūrėsim šiek tiek plačiau, detaliau, tad, galim imti ar ne savaitės, galbūt laikotarpį, galbūt mėnesio, galbūt pusės metų, galbūt 3 mėnesių laikotarpį. Na, žodžiu, susigalvokit laikotarpį, apie kurį jūs norit sužinot. Ir mes tiesiog jau kaip ir tradiciškai pereisim per meilės sferą, per darbų sritį, pasižiūrėsim, kas ten gero. Bet prieš jūs yra 3 variantai. Tai tiesiog čia kamštelis, auskariukas ir raktai. 1, 2, 3 variantai. Juose jau yra išdėliotos žinutės, kaip patarimai ar ne, galbūt labiau. O per sferas keliausim po to, kai išsirinksite savo variantą. 1, 2, 3. Sveikas pirmasis variante. Ir pasižiūrėkim tavo išsirinktam laikotarpiui, kokia yra žinutė, gal kaip patarimas. Sugrįžkit į džiaugsmą. Jūs čia tam, kad patirtumėt džiaugsmą. Panašu pirmasis variantai, jog per daug užsisukote rimtuose reikaluose ir nematote gyvenimo džiaugsmo, kažkokių tai spalvingesnių spalvų. Toks jausmas, kad bėgat ir jau esat pavargę nuo to bėgimo ir vis tiek toliau bėgat. Tai noris pasakyti, sustokit ir šiek tiek pasimėgaukit gyvenimu. Tai va. Ir likimas. Kažkas tokio lemtingo įvyks per jūsų pasirinktą laikotarpį. Ir šiaip gali būti kai kuriem, kad būtent tai, kas įvyks, savotiškai jūs ir sustabdys tam, kad jūs galėtumėt pasimėgauti tiesiog gyvenimu labai paprastai ir žmogiškai. Ir vis mano akys neatsitraukia nuo to pilno mėnulio. Tai gali būti, kad tam tikri kažkokie tai kritiniai momentai, kada jūs turėsit šiek tiek jau išeiti iš rimtumo ir leisti savo atsipalaiduoti, įvyks būtent per kažkurią iš pilnačių. Jeigu klausėt, kas įvyks per 1 mėnesį, tai per artimiausią pilnatį, jeigu per ilgesnį laikotarpį, tai per kažkurią tai iš pilnačių. Bet man tokia nuojauta sako, kad šitas pokytis jisai įvyks gan greitai. Nes
jaučiu, kad jums jau dabar reiktų atsipalaiduoti. Jeigu jaučiatės kažkokia tai nuskriausti ar ne, kažkas neina pagal planą ir dėl to jūs labai pergyvenat, tai irgi žinutė būtų dar tokia, jog tiesiog pasitikėtumėt visata ir tas kažkokias tai nesėkmės, jeigu jūs jas patiriat, tiesiog žvelgtumėt šiek tiek atlaidžiau, priimtumėt tai kaip postūmį kažką keisti, eiti į kažką tai naujo. Ne veltui dar ir likimo korta šalia iškrito, ar ne? Tiesiog, taip sakant, stenkitės gyventi dabartimi ir matydami tą dabartį kuo pozityviau. Gerai, ir dabar tai pirmasis variantas. Pasižiūrėkim pasirinktų laikotarpiu, kas įvyks meilės ir santykių sferoje. Vat kažkodėl noriu pradėti nuo to. Pirmasis variantas – meilė ir santykiai per pasirinktą laikotarpį. Štai. Kas neturit partnerio, partnerės, iš tikrųjų yra dideli šansai užmegzti naujus santykius su labai stabiliu vyru. Gali būti, jisai bus vyresnis už jūs. Jeigu žiūri vaikinas, tai su moterim, jinai turbūt daugiau šansų, kad bus jaunesnė už juos. Nes labai įdomiai iškrito kaip ir pora, bet tokia, žinot, šiek tiek skirtinga pora. Moteris labiau tokia apie gyvenimo džiaugsmą, savirealizaciją, tokią ugnį ir spontaniškumą, o vyras priešingai labiau apie stabilumą, apie tai, kas žemiška. Jeigu moteriškoji pusė, ar ne, labiau ten padebesys krajos, tai vyras bus jau visas įsižeminęs. Tai va, jeigu atpažįstat čia save kažkur, tai šaunu, o jeigu ir ne, tai ta prasme vis tiek sutiksit žmogų, apie kurį šnekėjau. Jeigu vyras, tai tokia laisvesnė moterį, jeigu esat moteris, tai tokį stabilesnį vyrą. Tai va, dar gali būti kaip patarimas, kad minėtų bruožų jums reiktų paieškoti. Jeigu, pavyzdžiui, jūs esat vyras ir nesijaučiat labai stabilus, užtikrintas finansiškai, galbūt jums atrodo, kad yra sunku priimti kažkokius tai sprendimus, tai būtų kaip ir patarimas mokintis viso šito. Jeigu esat moteris ir žiūrit, tai būtų patarimas vėlgi šiek tiek lengviau, žaismingiau žiūrėti į gyvenimą. Tai va, ir tada turėtų ateiti nauji jausmai su tokiu vat priešingu savo partneriu. Bet priešingas čia šiuo atveju nereiškia kažkas tai blogo. Toks jausmas, kad labai gražiai papildysite vienas kitą. Gerai. Pirmasis variantas – darbas ir finansai. Štai,
Nu, aš kai visada labai per žemai pradžiai pasidedu, paskui pamatau, kad reikia pakelt. Tai va. Darbas ir finansai. Per pasirinktą laikotarpį turėsite šansą sužibėti, parodyti save iš gerosios pusės. Ir manau, didžiai daugumai tai bus labiau nauja veikla. Kai kuriem tai gali būti, kad taip kažkur jau esamoje veikloje bandysite save parodyti iš geriausių pusių, tačiau manau, kad jūs bandysite eiti į kažką tai naujo, kažkokią tai naują veiklą. Ir to jūs jau mokinatės. Pavyzdžiui, galbūt baigėt, sakykime, visažistės kursus ir dabar pradėsite dirbti visažistę. Nes tai bus kažkas, su kuo jūs jau esat pažįstamas. Ir dabar tai tarsi, turėsit parodyti save. Ir taip gausit naują darbą, pritrauksit pasiūlymą. Ir iš tikrųjų, dar pasižiūrėsim šiek tiek papildymą, bet panašu, kad tai jūsų nauja veikla, nors jūs ir dvejojat tikėtinai dar dėl to, ar čia būtent dabar ieškoti, taip sakant, kažko naujo, išbandyti jau realiai tai, ką aš išmokau, ar palaukti, bet tai žinokit, ta nauja veikla darbinė jums atneš gerus rezultatus. Tada pasižiūrėsim. Na, norėjau įsitraukti 2 kortas, lai taip ir būna. Gali būti, jog susidurėt su pasipriešinimu kažkokiu tai iš aplinkos. Galbūt kažkas jūs bando atkalbėti nuo darbo keitimo. Galbūt bando įpūsti kažkokių tai dvejonių, kad maždaug turi gerą darbą ir būk, kam tu čia dabar rizikuoti ir bandyti kažką naujo. Bet iš tikrųjų laikas yra būtent dabar kažką keisti. Ir dar kartelį kaip patvirtinimas, kad jūs nuves į gausą, į džiaugsmą, į ramybę. Tai va. Žodžiu, neklausykit kažkokiu tai, nežinau, tėvų ar panašiai komentarų, kad ne dabar, aišku, čia yra tik mano patarimas, jūs vis tiek padarysit kaip jums reikia ir taip ir turi būti. Bet sakau, kortos pataria tiesiog pradėti kažką naujo ir neleisti, jo kažkas tai pūstų dvejones. Gerai, ir dabar taip pasižiūrėkim. Ir tarp kitko, dar noriu pasakyti, kad kaip jau ir minėjau, ar ne, kad tai tarsi kaip ir laikas, kaip ir likimas tarsi keisti tą veiklą, darbą, ar savo darbe tiksliau, žengti dar vieną žingsnį toliau, o galbūt pakilti karjeros laiptais, galbūt savo darbe pereiti į kitą kažkokią tai specialybę, bet vėlgi ir čia buvo kaip ir likimas ir pažiūrim irgi likimas. Toks jausmas, kad jūs jau padarėt labai daug, kad galėtumėt žengti žingsnį toliau
bet jūs nesiryžtat ir aplinka šiek tiek jūs, taip sakant, demotyvuoja. Bet viskas bus gerai. Gerai, ir toliau pasižiūrim taip, tiesiog bendra atmosfera, sveikata per jūsų pasirinktą laikotarpį, kaip jausitės. Štai, ne veltui orakulas pačioje pradžioje kalbėjo apie džiaugsmo atradimą, nes iš tiesų čia yra tiek daug šaltos energijos, tiek daug įsitempimų, tiek daug konfliktų, kad toks jausmas, kad per jūsų pasirinktą laikotarpį jūs būsit vos ne visada tokiam gynybiniam stovi. Ir iš tikrųjų jūs esat kviečiami tiesiog atsipalaiduoti. Ir pasisaugokit kažkokiu tai traumų, lūžių. Nes, iš tikrųjų čia tam tikros kortos būtent byloja apie tai, kad yra tokia galimybė. Tai nepersitempkit, saugokit save, labiau save mylėkit. Ir norit jūs to ar nenorit, matau, kad ateis laikas šiek tiek sustot, atsipalaiduot, pasidžiaugt. Gali būti taip, kad netgi atrodys, jog tam tikri dalykai sustoja. Tai aš galiu pasakyti, kai aš būnu per daug labai kažkuo užsiėmus, galbūt netgi būnu ne visai savo vietoje, kur jau laikas sutiksėjo, tai man dažniausiai atsitinka kažkokia tai trauma. Aišku, aš jums to nelinkiu, bet žiūrėkit, kad nebūtų toks scenarius. Jeigu jums atrodo, kad jau reikia, nežinau, galbūt pakeisti darbą ir leisti savo šiek tiek atsipalaiduoti prieš kitą darbą, kad ir savaitėlę, kad ir 2, tai ir leiskit savo padaryti, kol pats likimas jūsų nesustabdė kažkokiom tai traumom. Nes, tikrai būna žmonėm, kad tai būna. Tai va, linkiu nepersitempt, šiek tiek labiau atsipalaiduot, pamatyti gyvenimo grožį ir turit nuostabius pokyčius tiek ir meilės sferoje, tiek ir darbų sferoje. Tiesiog pasitikėkit likimu ir neužsibūkit per ilgai ten, kur jau laikrodukas jums yra sutiksėjęs. Taigi sėkmės ir iki. Sveikas antrasis variante ir pasižiūrėkim per tavo pasirinktą laikotarpį, kaip tau seksis. Taip. Tikėjimo kelias, leiskit tikėjimui būti jūsų gidu ir imkitės veiksmo. Taip, kas jaučiasi iš pat pradžių? Kad jūs tarsi stovit galbūt jau dabar, ar pasirinkto laikotarpio, nežinau, metu, dar gan kurį laiką, jūs stovėsit ant kažkokio tai pasirinkimo kelio. Norėsit kažką daryti, bet nesiryšit. Bus krūvos dvejonių, bus galbūt netikėjimo, savim netikėjimo, nežinau, aplinka, dar kažko tokio daug negataus mąstymo, kas jūs stabdys nuo žingsnio žengimo. Bet orakulas sako tikėti. Tikėkit savo svajonėm, nebijokit žengti žingsnį. Ir čia dar galit netgi sužinoti tam tikras kažkokias tai paslaptis, kurios paskatins jūs veikti.
Ir dabar, kadangi mes turim kaip ir ugnies elementą, tai tos paslaptys, kurios išlys, jos išlys labai tikėtinai netikėtai. Ir gali jūs nustebinti, bet tai pastums jūs imtis veiksmo. Gerai, taip, antrasis variantas per pasirinktą laikotarpį meilė ir santykiai. Prašau, nukrito kortos, šiek tiek susistabdysiu, kad susirinkčiau. Meilė ir santykiai. Sunkiai čia šiek tiek su tais santykiais. Konfliktai, agresijos kažkokie tai vadovavimai ir netgi priklausomybės. Paimsim šiek tiek kitą kaladę. Kas turi santykius, kaip seksis per pasirinktą laikotarpį? Šiaip dažniausiai nemetu apverstom kortom, bet taip ištraukiau, taip šį kartą ir palikim. Dabar jo, kas turi santykius? Tai per pasirinktą laikotarpį tikėtinai susidursit su kažkokiais tai konfliktais, kaip ir minėjau, agresijom, gali kamuoti kažkokios tai baimės, jos nebūtinai bus tikros. Jausitės taip, tarsi nežinot kažko tai apie savo partnerį. Bus tarsi kažkoks tai paslapties šydas ir santykių korta, žiūrėkit, iškrito kaip ir apversta. Mielas antrasis variantė. Jeigu turi antrą pusę ir nesi patenkintas savo santykiais, tai gerai pagalvok, ar tikrai jie veda tave ten, kur tu norėtum būti, kur tu įsivaizduoji, kur tau būtų gera. Bandykit komunikuoti atvirai, kiek išeina, nors iš karto kaip ir matos, kad sunkiai pas jūsų ta komunikacija gali būti, bet bandykit komunikuoti. Ir netidėliokit kažkokių tai problemų. Jums jau, jeigu turit kažkokių tai problemų, tai bus laikas spręsti jas ir, taip sakant, tikėkit, kad viskas bus gerai. Dabar taip, kas yra vieniši? Trumpas papildymas. Vienišiems žmonėms antrasis variantas, kaip seksis per pasirinktą laikotarpį. Taip, visų pirma, gali vėlgi jūsų kažkokios tai baimės lysti, kažkokia tai neigiama patirtis iš praeitų santykių jūs pasivyti ar, taip sakant, trukdyti pradėti naujus santykius. Tai va. Gali būti, kad sutiksite gan šaltus žmonės, bet jums, žinot, toks jausmas, kad bus ne iki santykių, jūs turėsit tokių daugiau žemiškų reikalų, jūs turėsit rūpintis savimi ir pati jausit, kad giliai širdį, giliai viduje jausite, jog dar yra nelaikas santykiam ir iš tikrųjų per šitą jūsų pasirinktą laikotarpį bus dar šiek tiek nelaikas santykiam.
jūs, manau, ir be jų kol kas turit ką veikti. Taigi dar kartelį galbūt apibendrinsiu, ar ne? Taip, kas yra santykiuose, tai būsit jau labai stipriai raginami apmastyti, ar tikrai jums pakeliui su tuo žmogum ir, nežinau, netylėti vienas su kitu, o pagaliau atsisėsti, išsiaiškinti, sudėti taškus ant į. Toks būtų patarimas tai padaryti. Kas esat vieniši, būtų patarimas daugiau dirbti su savimi, su savo traumomis, su savo realizacija, tiesiog užsimti daugiau, taip sakant, savimi negu kitais. Ir taip, gerai, toliau keliaukime. Antrasis variantas per pasirinktą laikotarpį - darbas ir finansai. Čia iš karto paimsiu irgi jums papildymą. Taip, per pasirinktą laikotarpį panašu, juk turėsit demonstruoti savo stipriasias savybės tam, kad pasiekti aukštumų, kad pakilti karjeros laiptais, kad gauti gerą finansinę grąžą. Jūs turėsit, netgi noris tai pasakyti, rizikuoti. Turėsit mąstyti už dėžutės ribų ir išdrįsti rizikuoti tam, kad jūs pasiektumėt didelę finansinę, profesinę gerovę. Jūs turit visus šansus tapti nugalėtoju, pasiimti tai, dėl ko jūs sunkiai dirbot. Čia vieniem gali būti taip, kad reikės paprašyti kažkieno tai pagalbos. Galbūt tame procese jūs suprasit, kad biški per sunku vienam, tada viskas tvarkoja, kreipkitės, prašykit pagalbos. Jūs jos sulauksit. Taip, kelias į sėkmę yra per jėgą, užsispyrimą ir mąstymą už dėžutės ribų. Iš ties panašu, kad per pasirinktą laikotarpį turėsite ką veikti darbuose ir su finansais. Ši sfera pas jūs bus iš tiesų labai aktyvi. Net dabar pasakysiu, toks jausmas nelabai bus galbūt laiko, o kas esat vieniši ir noro ten per daug gilintis. Taip, kiek pamenu, vienišiams iškrito monetų karalienė, ar ne? Jeigu nieko nemaišau. Tai taip, jūs turėsit būti labiau susikoncentravęs į save. Į tai, ką galit pasiekti ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai, ar ne, geresnį uždarbį, į geresnę poziciją. Taip, ir dabar taip, atmosfera ir sveikata per pasirinktą laikotarpį antrajam variantui. Štai.
jums bus sunku. Nebijokit ieškoti paramos iš kitų žmonių. Ir aš šneku ne apie romantinį partnerį, bet tiesiog gal geras draugas arba draugė galės jums pagelbėti, gal bendradarbis, bendradarbė, galbūt tiesiog brolis, sesuo. Nebijokit pasikliauti kitu žmogumi, kai jums bus sunku. Įsileiskit jį į savo erdvę. Taip, sprendžiu iš tikrųjų tam tikrų kortų, jog vis tik paklausysit orakulo patarimo ir veiksmo imsitės. Ir žinot, tam tikrų momentų, taip, jūs pagaliau paklausysit savo intuicijos ir labiau pradėsit žiūrėti savęs ir siekti visko daugiau vadovaujantis iš to, ko iš tiesų norit jūs. Ir su tuo sveikinu, nes, kaip jau pradžiai minėjau, būtent tą jūs ir esat kviečiami tiksliau daryti. Griebti naujus šansus, jeigu jums to noris, jeigu jums atrodo, kad to reikia, ir nebijoti prašyti pagalbos. Tai va, sėkmės antrasis variante ir iki. Sveikas, trečiasis variante. Ir žiūrim, kaip seksis tau. Iškart pradėkim nuo, kaip ir patarimo, energija. Praktinė magija. Įdomu. Laisva valia, išlįsk iš savo kokono. Kaip tik norėjau pasakyti, dabar prisiminiau, kad kai aš mečiau dar prieš pradedant filmuoti šitas dvi kortas, kažkodėl man sunkiai labai traukėsi šitos kortos, tai krito iš rankų, tai dar kažkas, tai vis net tą ištraukdavau, nes viena kaladė, žodžiu, turi ne tik tokias kortas, bet turi ten, kaip čia pasakyti, kortas, kur tiesiog pažymėta, kokios dėlionės yra galimos. Ir, aš turėjau jas atrūšiuoti, bet aš tiesiog pamiršau tai padaryti ir sumaišiau šį kartą ir vis tos dėlionės išsitraukdavo, nežinutę. Tai toks netgi jaučiausi, lyg būčiau gavus švelnų bloką ties trečiuoju variantu. Ir iš tikrųjų jautės labai stipri energija. Tai gali būti, kad trečiąjį variantą ištraukė žmogus, kuris tik dabar pradėjo dvasinio tobulėjimo kelią ir nueis labai toli, arba jis bando užsimti, arba jau užsijėm, arba užsims irgi kažkokiais tai kortų metimais, ar ne. Žmogus ezoterikas, žmogus kažkoks tai toksai stipresnės energijos. Tai va. Gerai, dabar tada pabandysim pakeliauti per sferas. Iškart pakelkim į viršų. Šiek tiek. Ir man, žinokit, labai simboliška, kad šita žinutė slėpios po raktais. Taip, trečiasis variantas. Trečiasis variantas. Per pasirinktą laikotarpį meilė ir santykiai. Kaip seksis? Štai. Koks jausmas?
jausmas iš tikrųjų toks, jog tarsi jausmų nėra, bet yra kažkoks tai prisirišimas. Mielas žmogau, kuris pasirinkai trečią variantą, tikrai nuoširdžiai atsakyk, jeigu tu esi santykiuose, ar tau tikrai tų santykių reikia, ar tu tikrai tą žmogų myli, ar tai tiesiog prisirišimas. Taip pat patariu gerai pagalvoti, įvertinti, kiek santykis jūs žaloja. Tuoj bandau šiek tiek suformuluoti santykį, norėjau pasakyti, sakinį. Toks jausmas, kad jūs jau pati visata stumia išeiti lauk iš to santykio, o jūs vis tiek laikotės įsikibęs, nes, tiesiog man patogu, aš, savotiškai patogu, ar ne? Nes aš prisirišau, nes aš galbūt galvoju, kad nieko daugiau nerasiu, bet tai yra visiškas melas. Jums reikia žengti žingsnį link pokyčio. Jums tiesiog reikia visai kitokio santykio ir jis laukia jūsų, bet pirmiausia reikia atsisakyti senų kažkokių tai įsitikinimų, senų santykius. Ai, gerai, pasižiūrėkim. Atskirai vienišiem. Trečiasis variantas, jeigu esi vienišas. Taip, trečiasis variantas, jeigu esi vienišas. Jausies netgi galbūt atstumtas, niekam nereikalingas ir nelabai suprasi kodėl, nes atrodys tiek daug pastangų dėjau, kad čia viskas būtų gerai, bet taip nėra, kaip esu vienišas, taip esu. Taip, o tai yra todėl, nes jūs nesugebat išlipti iš kažkokių tai senų traumų. Jūs esat per daug užsiciklinę ties negatyvų ir nematot tai, kas yra šviesu ir galbūt, pavyzdžiui, esat, nežinau, nusivylę kažkokiam internetiniam pažintim ir jau sėdit nusivėrę rankas, kad o jeigu aš daugiau niekur ten nesusirasiu. Melas, išeikit į gatvę, išeikit į kažkokius tai renginius, su draugais pabūkit kažkokiuose tai susibūrimuose, kur yra ir tų draugų draugai. Iš tikrųjų, drąsiai galiu pasakyti, kad pažintis ir šiais laikais tikrai įmanomos ir už interneto ribų. Ir tikrai atsiras, kas jūs įvertins, tačiau jūs turite išlipti iš negatyvaus mąstymo ir kažkokiu tai senų įsitikinimų, kurie jums nebetarnauja jau. 2 kortos buvo apie tai, kai jums yra siūloma kažkokia tai galimybė, galbūt jau jūsų laukia visai arti ten gretimoj laiptinėj, pavyzdžiui, bet jūs vis tiek ne, aš liksiu kažkur tai prie savo mąstymo, prie savo įsitikinimų, man atrodo, kad čia melas nieks nelaukia ir taip jūs iš tikrųjų, prarandat, taip sakant, kažką gero ir faino, išlįskit iš savo kokono. Keiskit savo negatyvų mąstymą, negatyvius įsitikinimus, tai kas yra daug šviesiau, pozityviau ir ieškokit, jeigu esat vienišas, susipažinimui galimybių daugiau, ne tik ten internetas ir panašiai. Taip, toliau trečiasis variantas. Darbas ir finansai.
per pasirinktą laikotarpį. Taip, darbas ir finansai. Panašu, kad išliksite finansiškai stabilus ir nepaisant to, kad būsit finansiškai stabilus, atrodys, kad galbūt nieko čia kito ir neieškot ir nenorit ieškoti, bet ateis kažkas tai, kas įvertins jūs ir pateiks kažkokį tai pasiūlymą. Jeigu gausit naują pasiūlymą, panašu, kad kažkas tai tokio tikrai turėtų būti, kliaukitės labiau savo intuiciją. Tiesiog noriu pasakyti, priimdami kažkokį tai sprendimą finansuose ir darbe, vadovaukitės kitokiais tiesiog kriterijais negu anksčiau. Jo, pavyzdžiui, jeigu anksčiau visada vadovavotės tik protu, tai šį kartą vadovaukitės labiau intuiciją. Jeigu protas visai tylėdavo, tai tada pajunkit ir protą labiau. Bet man nori sakyti, kad jūs visada labiau protu vadovaudavotės. Tai šį kartą daugiau intuiciją pasiremkite. Ir tas naujas kažkoks tai šansas, naujas pasiūlymas. Galbūt nebūtinai tai darbas, ar ne, nes mes čia žiūrim ir iš viso finansų sektorių. Galbūt jums siūlys kažkas kažkokią tai didelę dovaną, kažkokią tai daiktą, apie kurį jūs svajojat, ar kelionę. Tai siūlys jums už jūsų nuopelnus ir tai atrodys kaip svajonių išsipildymas. Tačiau ar priimti ar ne, vadovaukitės daugiau savo intuiciją. Su tais visokiais naujais pasiūlymais, kažkokiais tai nesusipratimais santykiuose, kažkokiam tai baimėm, tai jūs iš viso per visą tą laikotarpį tarsi būsit mokinami girdėti save daug geriau negu girdit save dabar. Ir jūs būsit mokinami, kaip tą intuiciją, kaip tą vidinį balsą panaudoti, kaip juos išgirsti teisingai, suprasti teisingai ir panaudoti. Vėlgi, jeigu sulaukat kažkokių tai ar ne žinučių iš visatos per sapnus, per ką, irgi primenu, kad sapnuose dažniausiai tai būna tokia simbolių šneka, ar ne? Reikia pasitarti intuiciją, kad iššifruoti tos simbolius. Jūs turit daug energijos, turit tiesiog galingą intuiciją, bet toks jausmas, kad jūs nemokat viso to naudotis ir bus per įvairias situacijas, per jūsų pasirinktą laikotarpį kvietimas išmokti, įvaldyti visą tai. Ir iš tikrųjų taip, man šitas kortų skaitimas jums kažkodėl yra labai sunkus, tiesiog energetiškai jau jaučiu, kad iškėlė darosi sunkiau. Gerai, ir pabandykim pasižiūrėti atmosferą ir sveikata. Taip, trečiasis variante. Gali būti, jog turėsi kažkokių tai stiprių įsimintinų seksualinių išgyvenimų. Kankins dvejonės dar labai daug ko. Bus vidinis vis tik neužtikrintumas. Galbūt net elementariai, ar čia aš turėčiau savo proto klausyti, ar aš savo vidaus, ir ar mano vidus man patarė teisingai. Tai bus be galo daug tokių dvejonių. Bet jūs ieškosit kažkokiu tai naujų kelių, naujų galimybių, su kuo aš vis tik ir sveikinu. Nes jūs turit pakankamai energijos pradėti naujus sėkmingesnius kelius, atsisakyti to, kas jums nebetarnauja. Na ką, trečiasis variante. Sėkmės
ir iki.